Labadiena. Aš esu Vygintas Šliautis iš vartotojų teisių apsaugos prekių skyriaus. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie siaurą temą, bet ji labai reikšminga. Dažnai pasitaiko ginčiuose, teikiamos konsultacijos pardavėjams ir kitiems verslininkams. Tai yra apie garantijos terminą. Garantijos terminas yra suprantamas kaip komercinė įstatyminė garantija. Taip pat yra atskiri reikšmingi klausimai, tai yra garantijos terminas atliekant prekės remontą ir pakeitus prekę arba jos dalį. Pagrindinė pardavėjo pareiga yra perduoti vartotojui prekę, kuri atitiktų kokybės reikalavimus. Žinoma, praktiškai tai ne visada lengva įgyventi. Prekės sugenda, būna netinkamai naudojamos arba būna paprasčiausiai nekokybiškos iš pat pradžių. Tai šitos pareigos įtvirtinimui yra nustatytas mechanizmas, kuris vadinamas garantija. Bet garantiją galima skaidyti į dvi tokias reikšmingas dalis. Tai yra garantija pagal įstatymą ir komercinė garantija, kurią sutariama tarp vartotojo ir pardavėjo ar kito juridinio asmens. Komercinė garantija yra sutarimas tarp gamintojo ir pardavėjo arba kito asmens, kuris vadinamas garantu. Gali būti gamintojas, gali būti tiekėjas į rinką, gali būti kitas asmo, kuriam priklauso prekės ženklas. Prekės garantas įsipareigoja pagal sąlygas, kurios numatytos kokybės garantijos dokumente arba susijusioje reklamoje. Jei dokumente ir reklamoje numatytos sąlygos skiriasi, taikomos palankesnės vartotojų sąlygos. Tai yra arba dokumente, arba reklamoje. Dažniausiai vis dėlto komercinė garantija yra numatoma tam tikram atskiram dokumente. Įstatyme numatyta, kad jis turi būti išreikštas patvorioje laikmenoje. Dažniausiai kažkokia tai atskira sutartis arba ant perduodamo dokumento. Aišku, tai privalo būti valstybinė kalba ir šis dokumentas privalo būti pateiktas vartotojui ne vėliau kaip pristatant prekes. Dokumente turėtų būti nurodytas aiškus pareiškimas, kad ši garantija neturi įtakos garantijai pagal įstatymą. Taip pat garanto pavadinimas, adresas, procedūra, kurios vartotojas turi laikytis, trumpai tariant, kur kreiptis, ką pristatyti. Ir prekės garantijos sąlygos, ypač svarbu terminai. Jeigu garantijos dokumentas šitų reikalavimų netinka, tai neatima iš vartotojo teisės pasinaudoti komercinę garantiją. Komercinės garantijos ypatumai palyginti su įstatyminė yra padidintas lankstumas, trumpai tariant. Gali būti nustatomi ir ilgesni, ir trumpesni terminai. Gali būti susiaurinamas arba praplečiamas objektas, tai yra nustatomos atskiros dalis, kuriam taikoma garantija, nustatomos kažkokios tai teisės, pavyzdžiui, kad prekė bus tik remontuojama arba tik keičiama. Garantija gali būti teikiama už atskirą mokestį kaip paslauga. Tai yra vadinama ištęstinė garantija, tai yra pasibaigus įstatyminės garantijos terminui gali būti taikoma komercinė garantija. Garantija pasižymi tuo, kad ji perduodama su daiktu kitam naudotojui. Įstatyminė garantija yra santykis tarp vartotojo ir pardavėjo. Ir vartotojas perpardavęs prekes nebetenka galimybės kreiptis į pardavėją. Tai visiškai netaip su komercinė garantija. Naujas daikto turėtojas turi teisę kreiptis į garantą ir reikalauti pasinaudoti garantijos teikiamais privalumais. Garantų gali būti ne tik pardavėjas. Garantiniai įsipareigojimai nėra griežtai susijęti su kokybės defektų buvimo prekės perdavimo metu. Trumpai tariant, garantija gali numatyti tokias sąlygas, kad vartotojas gali iš principo kreiptis net ir pats sugadinęs prekę.
Ir dar sykį pabrėžtina, kad garantija nevaržo galimybės vartotojui pasinaudoti įstatyminės garantijos privalumais. Įstatyminė garantija yra nustatyta įstatyme, ne kažkokiam pasirašomam dokumente, su to pardavėjas neprivalo sutikti, tai yra pardavėjo prievolė. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymė numatyta, kad pardavėjas atsako už bet kokią kokybės reikalavimų neatitikti, kuri buvo prekės pristatymo metu ir paaiškėjusi ne vėliau kaip per 2 metus. Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojas neturi galimybės besąlygiškai reikalauti tų teisių, kurios yra numatytos įstatymė, tai yra remontuoti prekę, pakeisti kokybišką prekę, nutraukti sutartį ir sumažinti kainą. Vartotojas privalo įrodyti defekto buvimo faktą. O defektas turi pasireikšti pagal įstatymę numatytus reikalavimus. Tai yra, prekė turi atlikti funkcijas, kurios būdingos tai prekiai, jeigu yra kokybiška. Ir vartotojas gauna iš prekės tai, ko turi pagrindo tikėtis. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra įstatymė numatyta atskirų sąlygų naudotoms prekiams. Trumpai tariant, jos turi išlikti kokybiškos 2 metus nuo perdavimo vartotojui, bent jau 2 metus. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad galima parduoti ir kokybės defektų turinčias prekes, tačiau vartotojas turi būti apie tai aiškiai informuotas. Ir tikėtis, kad būtent tik šie defektai pasireikš naudojimo metu. Labai svarbus klausimas yra toks, kaip vartotojui įrodyti, kad atsiradęs prekės defektas buvo jau perdavimo metu. Suprasdamas šios užduoties sudėtingumą vartotojui, kuris nėra specialistas, įstatymų leidėjas numatė, kad defektui paaiškėjus per 1 metus nuo perdavimo laikoma, kad jis buvo jau perduodant prekę. Nepastebėtas embrioninės būsenos, bet jis buvo ir pasireiškė naudojimo metu. Trumpai tariant, vartotojas privalo įrodyti tik defekto buvimo faktą, kurį pardavėjas gali nuginčyti, teigdamas, kad minėtas defektas atsirado dėl netinkamo naudojimo arba dėl trečiųjų asmenų ar nenugalimos jėgos. Tai nereiškia, kad praėjus 1 metam vartotojas neturi teisės naudotis įstatymo numatytomis galimybėmis. Tačiau vėliau, po 1 metų nuo perdavimo, vartotojas privalės įrodyti ir tai, kad defektas buvo jau perduodant prekę. Labai svarbus klausimas yra, kaip pakeičia garantiją prekės pakeitimas. Trumpai tariant, prekė turėjo kokybės trūkumų, pardavėjas prekę pakeitė, koks garantijos terminas bus nustatomas naujai prekiai. Tai bus toks pat 2 metų terminas, todėl būtina dokumentuoti prekės pakeitimą, tam, kad vartotojas galėtų vėliau aiškiai pateikti dokumentą, kada jis gavo naujai pakeistą prekę ir nuo to momento skaičiuoti 2 metų terminą. Kas atsitiks, jeigu ir ta nauja pakeista prekė suges, turės kokybės defektų? Atsakymas, vartotojas vėl gali kreiptis į pardavėją ir vėl reikalauti pakeisti prekę. Kokybiška preke, tokia, kuri išliks kokybiška dar 2 metus. Taip. Jeigu yra klausimas toks, kad prekės defektas yra šalinamas pardavėjo sąskaita, kol vyksta remontas, kokybės garantijos terminas yra stabdomas. Trumpai tariant, garantija prasitęsia tokiam terminui, kol vartotojas negali pilna apimtimi naudotis preke. Todėl vėlgi būtina dokumentuoti, kada prasidėjo defekto šalinimas, kada vartotojas kreipėsi į pardavėją ir kada defektas buvo pašalintas ir prekė duota vartotojui, tam, kad būtų galima tiksliai skaičiuoti prekės perdavimo laiką ir naujo termino tėkmę.
Atkreiptinas dėmesys, kad yra skirtumas. Remonto metu yra keičiama sudėtinė dalis, baterija, pagrindinė plokštė, kitas nuo prekės neatsiejamai naudojamas elementas. Ar tai keičiama komplektuojamoji dalis, ausinės, pakrovėjas, kita kažkokia tai dalis, kuri gali iš principo būti naudojama ir su kita preke. Skirtumas būtų toks, kad sudėtinėms dalims taikomas bendras 2 metų įstatyminės garantijos terminas. Ir jį pakeitus iš principo yra vykdomas prekės remontas. Taigi, garantijos terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kol vyksta remonto darbai ir prekė perduodama vartotojui vėl naudotis. Su komplektuojamąja dalim yra šiek tiek kitaip. Tai vėlgi, be jos vartotojas negali pilna apimtim naudotis preke. Ir kol nauja komplektuojamoji dalis nėra perduota vartotojui, garantijos terminas yra stabdomas. Tačiau naujai komplektuojamoji daliai taikomas savo garantijos terminas. Trumpai tariant, jeigu sugedo kažkokio tai elektroninio prietaiso pakrovėjas, kuris gali būti naudojamas ir su kitais prietaisais, laikoma, kad prietaisas neturi reikiamos kokybės, pardavėjas pakrovėją pakeičia. O dar po kurio laiko sugenda pakrovėjas pakartotinai. Tai kyla klausimas, ar pakrovėjo garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinės prekės? Sakymas ne. Pakrovėjas turi savo 2 metų garantijos terminą. Todėl net pagrindinės prekės garantijos terminui pasibaigus, pakrovėjo garantijos terminas gali tęstis. Tai tik šiandien. Dėkojame už dėmesį ir daugiau informacijos galite rasti nurodytais šaltiniais.